Sveiki visi, aš esu Quenard ir tęsime mūsų Lietuvos EU4 žaidimą, kuris sekasi visai, sakyčiau, gerai. Na, aišku, mūšiai, galima sakyti, baigėsi, tai galiu ir unmothballint visus fortus, tiksliau mothballint, kad pinigus taupyčiau. 13 dukatų per mėnesį, not bad. Dabar ką aš dar galvojau, tai yra, visų pirma, mūsų spalvos labai vienodos su Byzantium, tai puikus vasalas. Bet ką aš galvojau, tai yra, kadangi Byzantium šiaip jam nereikės nieko korint, nes jau jis viską turi užkorinęs, aš galvoju jam dar kažką duoti, kad galėtų, nežinau, išleisti savo admin points kažkur kažkaip. Tai visų pirma, prisiminiau, kad jis turi kleimų ant visos šitos. Ir aš manau, kad aš jam galėčiau duoti dalį bent jau. Tai mums reikia užkariauti, tiksliau, bent užokupuoti dar 2 šitas provincijas. Ir tada žiūrėsim, kaip bus. Mano armija... Kur yra mano armija dar kartą? Mano mažoji armija. Nieko beveik nebeliko. Tiesiog išdalinsiu taip. Ir šitą taip vėlgi per pusę. Ten ir ten. Ir viskas, tęsim. Puiku. Vargšai osmanai. Nu, ne vargšai. Būna kartais, kad aš tiesiog užkariauju kokį Aragoną ir sakau, koks jis vargšas, nes dabar vargšelis nieko nepadarė ir mirs. Bet ne, su osmanais man niekada taip nebūna, su prancūzais taipogi, ne, jie mane tiek kartų kitose žaidimuose fucked me up, kad aš tiesiog, maždaug, nekreipiu dėmesio. Į tai, kad jie gali mane ten, nežinau, mušt, ar aš jos galiu mušt. Beje, man atrodo, aš jau praradau savo laivą. Esu tikras beveik, nors tai rodo vis dar, kad tai ten yra mano laivas. Neįsivaizduoju. We have engaged the enemy, of course, nes... 27 tūkstančiai. Ne, 1.7, staiga laivai atsirado. Okei. Normaliai, aš nenoriu prarast laivų, aš šitai jau esu pavargęs nuo karo. Aš noriu tiesiog... ir iš ten... Konstantinopolis. Dažniausiai aš imčiau pirmą pasirinkimą, bet šiuo atveju turim fucking Konstantinopolis antras. 75%, kad viskas nueis labai blogai. Bet, manau, mums viskas pavyks. Kažkas pradeda vieną laivą ir esu tikras, kad tai buvau aš. Jo, 0 laivų. Okei, reikia dar okupuoti šitas 2 provincijas ir bus viskas baigta. Venecija kare dar nori būt, Lenkija nori būt, Aragonas nori būt, aš noriu būt. Šiti šikniai netruputėlį. Okei, žiūrim kaip sekasi Aragonui, man atrodo jis jau nori taikos. Ne. Nenori. Mažas šiknis. Okei, tai kaip ir galiu viską transferint, visas occupation, kaip keista, kad man Moldavija... nes jinai turi kleimą, aišku. Tada viskas aišku. Transferant viską Byzantium. Ir žiūrim, ką turim. Kiek mums fortų? Šiaip liko 2 fortai nusiidžinti, plus šiti šikniai. Ir Aragonas, aš nežinau, ar susitvarkys, tai aš tiesiog noriu dabar ieškoti taikos. Tai duotų visus korus atgal, man 2 provincijas. Ir žiūrim, aš daviau jam šitas 3. Aš aišku norėčiau, kad jis gautų šitą labai gerą provinciją. War Operations. Arba aš galėčiau tiesiog nieko jam neduoti, bet aš noriu, kad jis claimintų, to be honest. Aš tikrai noriu. Ir aš norėčiau jam duoti šitą provinciją. Arba tiesiog, aš jau labai esu pavargęs. Jo, gerai, aš esu 27 tūkstančiai manpower praradęs, aš esu labai pavargęs nuo karo. Sukilimai gali būti, tai tiesiog paliekam ir 18 dukatų, War Operations, 10 metų War Operations, gražins Byzantium Epirusą, Tesalijai, Kastorija, Makedonija ir Edirne ir man duos 2 provincijas. Man tinka. Nebus jokių koalicijų prieš mane, nes vis dėlto čia yra musulmoniška valstybė, niekam nerūpi. Venecija negaus kažko, nu ir apsiverk. Nieko tu negausi.
Moldavija irgi apsiverks, bet... Moldavija net nepriklausoma. Tai kainuos 52 diplomatic power, pagrinde dėl... Dėl ko? Dėl mano 2 kleimų. Ok, bet man tinka. Man visiškai tinka. Jo. Done. Done and done. Fucking Byzantiumas big as fuck. Jie dar neturi 100 development, kas yra great. Tiesiog great. Ok, viską surenkam ir į Konstantinopolį. Make cores, autonomiją tiesiog privalom didint. Osmanai mūsų nekenčia, but I don't care. I mean, viskas, kas liko iš Osmanų. Čia yra Byzantiumas susigrąžintas, Osmanai uždaryti štai čia. Ir aišku čia, bet dabar aš esu tikras, kad mamliukai Osmanus puls, vos tik baigsis jų. Ir jau baigėsi jų taika. Tikrai neužilgo mamliukai puls Osmanus, aš esu to tikras. Mamliukai turi 22 000 ir daug manpower, kai Osmanai tuo atveju... jie ne... O dieve, kaip jie toli. Wow. Kur? Kur Osmanai? Ar jie rimtai neturi iš vis karių? Kažkaip neįtikėtina truputį. Pala. Here we go. Ottomans. 3000. Mamliukai, tiesiog pulkit tos Osmanus ir nekreipkite jos dėmesio. Like, rimtai. Come on. Ok. Viskas kaip ir gerai šiaip. Padalinam karius per pusę. Išėjom gerąjį lyderį. Ir, šitą lyderį... Nu gerai, pasiliksiu kol kas, kol galiu turėti 2 lyderius. Jo, galiu 2 turėti. Kol kas pasiliksiu. Moldavija, aišku, yra truputį nepatenkinta. Venecija irgi, bet aš manau, mums reikia sulaužyti sąjungą, nes aš turiu truputį per daug sąjungų. Tai dissolve alliance. I'm very, very sorry. Aš tada tik pasinaudojau. Kaip daugiausiai darau. Lenkija, Prancūzija, Bohemija. Aš mieliau nutraukčiau santykius su Bohemija negu su Aragonu, bet Aragonas turbūt eis į uniją su Kastilija, tai tiesiog dissolve alliance. Ir kažkada reikės pradėti aneksuoti Krymą. Turim jau rimtai aneksuoti. Till glorious. Ok, improve relations. Maskva yra baisi. Ne, tu nebūsi mano marčius. Ne, net negalvok. Net negalvok. Aš noriu tau enforcing religion. Tai tu geriau Liberty Desire turi sumažėti. Liberty Desire turi labai sumažėti. Ar aš galėčiau paaukoti 20 prestižo, bet nelabai noriu to daryti. Tai kol kas daryk tai. Venecija improvina. Jie jau iškart norėtų dar vienos sąjungos, kaip ir šiti šikniai. Jūs nenorėtumėt, prancūzai mane nefriendly gaila. Burgundai vis dar turi savo unijas, anglai nenori sąjungos, o danai bus rekt. Swedish Reconquest. Livonai atėjo, padarė sąjungą su Gdansku. Net švedai, aš nežinau, švedai man atrodo truputį pavargė nuo karo, nemeluosiu. Teutonai Riga. Patam fabricating claimus, aš manau. Aggressive expansion beveik išėjo su visais. Šitas claimas dar galios iki 83 metų. Brandenburgą man claimint net negaliu iš tikrųjų. Teutonų ordiną galėčiau, kaip ir galėčiau Livonų ordiną. Aš iš Teutonų ordiną nemeluosiu, nelabai ką noriu paimti iš viso. Tai aš geriau pradėsiu tiesiog claiminti, pavyzdžiui, Öselį. Taip, Öselį. Ir, I guess, dabar tiesiog laukiam, kad mūsų manpower susigrąžintų, 25 000. Žiūrėk, aš galiu paskaičiuot. Kad ir kur būtų mano kalkuliatorius padėtas. Jeigu man reikia 25 000 ir per mėnesį gaunam tik tai, duokim 300. Čia yra mažiau negu 300, bet duokim 300. Reikia 83 mėnesių. Čia yra 7 metai. Come on. Čia tik į nulį nueičiau. Bolų. Kur tas bolų? Okei. Okei. Man tinka.
Reiks kažkada pulti Kandarą. Ai, ne. Ir klausimas, ar reiks pult. Jis truputį turi sąjungų. Tikiu kaip aukso orda visa. Dulkadyras. Dulkadyrą galima lengvai sumušti, iš tikrųjų. Ok, tu manęs vis dar nekenti. Man yra labai gaila dėl to. Pagaliau Military Tech 5 truputį užtruko, nemeluosiu. Easter Militia. Jep. Geresni kariai. Šiaip ar naip. War Exhaustion. Šiuo metu galim tiesiog eiti ant Speed 5, man nesvarbu. War Exhaustion kažkada turės nueiti. Tuo pačiu nueis labai daug sukilimų, kaip supratau. Pavyzdžiui, štai čia jeigu būtų 0 War Exhaustion, net nebūtų unrest jokio. Absoliučiai. Aš noriu aneksuoti Krymą, come on. Aš nežinau, ar mes sugebėsim pakankamai relations padaryti. Užsikelti. Tikiuosi, kad sugebėsim. Tuo pačiu mums dar reikia įti karą su Teodoru, kad sušertume viską Krymui iš tikrųjų. Provincijos ortodoksiškos būtų geriau patiem jas turėti, bet hell no. Aš šiaip žiūrėsim, kaip bus. Iš Krymo jau turbūt gali grįžti. Ja, jau gali grįžti. Ir žiūrim, kiek osmanai mums moka. 2 dukatai. Negaliu dėl to pykti. Bet tas generolas 4-4. Ką aš galiu padaryti, kad jam duot opinion? Galiu duot 50 dukatų, kas trūks 8 opinion. Net nežinau, kaip čia dabar padarius. Kaip man gaut dar opinion? Neįsivaizduoju. Bet ką žinau, tai kad man reikia pradėti claiminti dar ką jūs pakviestumėt? Rygą. Man reikia Rygą pradėti claimint. Va, ką man reikia. Kokia mano beje misija? Nepamenu. Teutonic Order. 16 laivų turėti. Aš turiu 14. Tiesiog pagaminsiu dar 2 ir done. Po 2 metų. Bet vis tiek, su laiku. Va, mes jau įsigalėjom čia. Visą Krymą turim, mes esam strong. Lietuva strong. O Švedija ką tik atsiėmė viską. Man nepatinka. Švedija bus stipri valstybė. Dėja. Aišku, aš galėčiau naudotis Švediją, pulti Maskvą. Bet turbūt nelabai jie norės, nes jie bijo vienas kito. Nežinau. 2 Papal Influence arba, tiesiog Papal Influence. Ir dabar mes šiaip galėtume daryti tokius dalykus kaip National Tax Modifier, Inflation, Diplomatic Reputation, Legitimacy. Manpower Recovery būtų labai gerai, mums reikia būti kare dėl to. Nors iš tikrųjų aš galėčiau skelbti karą Teodorui. Ir taip ir gauti tuos dalykus. Teodoras yra sąjungose. Ai, bet jie turi sąjungas. Visai pamiršau apie tokį dalyką kaip sąjungos. Georgia. Jo, čia gal truputį būtų sunkus karas. Tiesiog claimink viską. Tai mes galėtume daryti Papal, tiksliau tą National Tax Modifier, tai tiesiog uždirbs mums labai daug pinigų. Nes mūsų inkamas nuo 16, jeigu neklystų, mes pradėjom, mes padvigubėjom tiesiog. Ir dar daugiau. Ar aš nemoku skaičiuoti? Ne, aš nemoku skaičiuoti. Dar nebuvo dvigubai, bet vis tiek. Arba galėtume tiesiog taupytis iki merkantilizmo arba stability vieno. Net nežinau. 20 000. Jau mažėja mūsų skola. O kas geriausia, skola mažėja su unrestu. Žodžiu, mūsų valstybė yra tikrai stabili, galiu tiek pasakyti.
Religious Unity 81%, tai visai nieko. Kažkas ten miršta. Lose 1 Stability. Tiesiog iš nieko. Fuck. Okay. I'm okay. Jau katalikybė pradeda įsigalioti Lietuvos srityje, kas yra labai labai gerai. Galim turėti dar vieną karį. O taip. Taip, dar noriu vieną dalyką pažiūrėti. Nelabai pavyktų. Man reikia nuvaryti Liberty Desire iki 0. Tada aš panaudosiu štai šitą Enforce Religion. Ir tada jis pradės konvertinti savo žemės į katalikybę. Kas bus labai gerai. Aišku. Jis turi labai daug development, kas man labai patinka. Kai aš ją aneksuosiu, bus labai labai skanu. Tu turėtum džiaugtis dėl mano visų dalykų padarytų. Gave province and peace. Ai, nu gerai. Plus 7, čia beveik nieko. Bet vis šis tas, I guess. O taip, Deus Vult. Aš noriu to. Deus Vult. Join the battle cry of the Crusades. God wills it and crush the infidels. Permanent casus belly against neighboring heathens and heretics. Tai kitą mėnesį mes turėtumėme gauti labai daug casus belli against visus. Iš tikrųjų visus šitus ne katalikus. Ir taip, gavome Osmanus, Krymą, Aukso Ordą, Kandarą. Ir dar kitus dalykus. Tai pavyzdžiui, jeigu mes dabar skeltume karą Show Superiority, All Provinces 7-5, čia kitaip sakant, mes galėtume tiesiog imt bet kokią provinciją ir mokėti 0 diplomatic power dėl to. Čia yra amazing. Šitas casus belli yra vienas geriausių turbūt. Ir aš laukiu to misionieriaus, aišku. Kad bus labai gerai. Dorpat. Ok. Šitą užkleimintas. Kleiminam, I guess kleiminam Teutonus. Königsberg. Ok. Tu pakviestum Saksoniją, kas man nelabai patiktų, nemeluosiu. Muscovy declared war on Kazan. Like, come on! Gal baigsit jūs pagaliau? Turinį Maskva, tai jau per didelė. Man tikrai nepatinka Maskva, nemeluosiu. Maskva turi daugiausiai karių pasaulyje. Net Prancūzija tiek nebeturi. Prancūzai, why you do this? Na, jie kare prieš Angliją to pačiu. Ok. Na, tegul Maskva plečiasi ten, mes plėsimės čia. Ir galiausiai šitos žemės bus geresnės negu tos, patikėkit. Mes iki Egipto nueisim, bus egiptietiška Lietuva. Skanu. Disputed Succession, Valachija. Ir vėl tu neturi. 19 metų nebeturi įpėdinio. Na, ką padarys? Tavo problemos. Bet kad Prancūzija gavo Valois. Nebuvo tai labai smagu, nemeluosiu. O Kastilija yra friendly, jeigu neklystu. Taip. Bet Kastilija neturi dar jokių unijų su Aragonu. Jie net kariai yra su Aragonu. Burgundian Conquest of Lothringen. Mes tu esi sąjungoj su Austrija? Jo, ok. Naval Race versus the Teutons. Taip, nu, praėjo 2 metai vadinasi. Ok. Armenian Preserves. Nope. Nope. Yes. Beautiful. 17 tūkstančių, 16,8 tūkstančiai. Mažėjo. We're going there. Taip, dar noriu pažiūrėti. Bohemija, ok. Dar ne visai galim. Reikia palaukti, kad būtų bent 4,9 ir tada aš darysiu tą Enforce Religion. Ir kiek aš dar galiu improvement relation su tavim? Nedaug. Štai 4. Dabar jeigu mes nuimam šitą ir paspaudžiam šitą, kem 9. Čia jau būtų per daug.
Kem 9. Ok, kem 9, sure. Ir tu pradėsi konvertint šitą. Nice. Nice. 7-8 baigsis. Po 8 metų sukonvertins 5 development provinciją. Kai mes 8 čia nėra tai baisu. Ir tiesiog nemokamai gaunam vieną stability. Ačiū. Thank you. Iš mums kažkada reiks backstabint, taip sakant, Lenkiją. Nes šiaip ar naip, Lenkija turi what? Pala, kas įvyko? Mes praradom claimą? Kažkas ten įvyko su Danzigu. Turbūt pradėjo improvinti. Ne? What? Aš nebesuprantu. Nesvarbu. Ir claiminam Marienburgą. Oi, pinigų mes daug turim. Man patinka. Aš nežinau, Osmanai, kaip jūs susitvarkysite. Aš tai taipogi nesuprantu ir nežinau, kodėl mamliukai nepuola Osmanų. Come on. Jūs... Osmanai neturi sąjungų. Gerai, jie turi sąjungų. Ok, rip. Byzantium recall. Aukso orda, Vengrija. I guess aukso orda. Tiesiog reikia. Issue embargo, tiksliau revoke embargo ant šito ir issue embargo ant šito. Ok, taipogi aš noriu send insult, kad gautume truputį, 25 galim, kad gautume power projection. Kiek tu ėdi Maskvą, povelniais. Ne, aš nesuprantu, blemba, kiek ta Maskva ėda. Turiuomenį, jinai tokia didžiulė. Jinai didesnė už mane, 417. 400... Mes tiesiog lygus. Mes lygus vienas su kitu esame. Žinai, kame bėda? Maskva neturi gerų sąjungų, aš turiu amazing sąjungas, todėl sakit Maskva. Trebizondas, su kuo tu kare? Sure. Tu irgi turėtum dabar būt kare. Jo, tu išsiųsi visus karius, mes ateisim, suvalgysim tave, bus labai skanu. Neduotum. What the fuck? Koks skirtumas. Imk 50 dukatų, because why not? Dabar tu turėtum būt kem 7, nukrito truputį, jo. Korsika, why do this? What are you doing? Galiu 6 improvint. Oktober, ok, yeah. Pradėsim aneksuot Krymą. Teutonų ordinas improvina relations. Ir Burgundija improvina relations. Vadinasi, jinai mane myli. Man tai patinka šitas pop-ups, kai pradeda su tavim improvint relations. Jis toks geras. Ok, dabar turėtų būti iki 90. O, 91. Nice. Sugrįžk ir pradedam aneksavimą. Aneksiją. 83. 11 metų, 12. It's ok. Aišku, tai reiškia, kad vienas diplomatas bus užimtas tiek metų, kas tai jau nėra gerai. Bet vis tiek bus ok. Švedija... Vis dar mane mylit. Jep. Gdanską pul greičiau. Tu nekenti, tiksliau tu myli šitus abu. Aš nežinau, ar tai yra labai gerai. Aš nežinau, ar tai, ką tu darai, yra protinga. Žinok, nemeluoji. Ar tipo eina 1% per mėnesį? Ne, 0,7. Ok. Dar nebegaliu. Tave dar galiu. Varmija arba Ortensburgas. Jo, Ortensburgas, sure. Ir jeigu aš dabar pulčiau, Livonai ateitų, Brandenburgas ateitų. Iš tavo pusės ateitų Riga ir Teutonai. Aš galėčiau skelbt atskirą karą. Rygai, jinai pakvies Livonus.
o tada skelbčiau Gdanskui ir jis pakviestų Brandenburgą. Aš galėčiau taip daryti. Padėtų man kas nors, Bohemija padėtų. Ok, Bohemija susitvarkys su Brandenburgu, aš tiesiog paimsiu Danzigą, Gdanską, ja, man tinka. Jo, mes jau galime eiti iš tų provincijų. Čia jau tikrai galim. O, nereikia. Nereikia. Man reikia military access. Negalim. Ok, improve relations, kol kas. Aišku, aš galėčiau tiesiog naudotis laivais, bet esu tinginys ir nenoriu. The sad truth. 11 000 manpower liko. Neblogai. Man atrodo, mes atgaunam truputį greičiau negu tikėjausi. Švedija ant Novgorodo. Švedija turi visą man atrodo, jinai paims visą Novgorodą. Man tai nepatinka. Missionary strength. Jis. Jau šiuo atveju man neberūpi tolerance. Missionary strength. Jis. Very good. Tai truputį sumažino Silistriją. Jeigu mes tai padarytume, viskas būtų ok, ne? Man atrodo? Jo. Ok, pamiršau, kad taip galiu padaryti ir tai turėtų sumažinti jų Liberty Desire ir galiu daryti Embargo Rivals vėl. National Unrest ir Autonomy Change arba Cardinal in Administration. Kas tai per daiktas? Missionary Strength duoda. 10 metų ir Braslavė. Kur yra Braslav? Ten. Ok, padarysim taip. Įjungsim visus fortus aplink Braslavą. Tiesiog įjungsim va taip, visus Lietuvoj fortus. Ir Lenkija susitvarkys su sukilėliais. Ir aš tai žinau. Tai yra faktas. Turiu rimtai, jie susitvarkys. Tai veikia. It works. Noriu dar vieną mėnesį išlaukti. Done. Dabar paimi diplomatą. Čia aš esu tikras, kad veiks. Jie sukyla Braslavę. Ir tu pasiūlai Lenkijai, arba tavo sąjungininkui, military access. Dabar jie turėtų eiti ir tiesiog reipint tuos sukilėlius. Taip. Here we go. Ir man net nereikia rūpintis jais. Works every time. AI yra durnas ir eina rūpintis žaidėjo sukilėliais. Čia yra amazing dalykas, kurį aš sužinau tikrai dar net neseniai. Maždaug jie praranda savo karius ir manpower dėl manęs. Ačiū. Ačiū Lenkija. Ačiū Lenkija. Laižo mano padus. Novgorod improved relations. Žinai ką? Novgorodais nori būt mano vasalas? Dar ne. Bet galbūt. Kai ta visą paim Švediją, galbūt ir norėsi. Turiu omeny, jeigu aš galėčiau paimti Novgorodą. Kiek korų jis turi? Ok, improvinam su jo relations, why not? Ne, negausi tu jokio marčo. Tylėk. Shut up. Šiš. Jis turi sąjungas Venecija. Prancūzija. Nope. No, thank you. What? Lenkus sumušė, kad ir kiek ten buvo sukilėlių, ten buvo gal 7, 11, ten buvo 11 000, čia buvo 22 000 Lenkų. What the hell? Ok, 3,5 tūkstančio, jo, tu neturi jokio Liberty Desire, ok. Siek aneksuosim kažkada. Ir dar vienas misionierius. Imti. Man reiks tuoj korint labai daug, tai... Ok, paimsiu. Dar iki to laiko, kol atgausim daug manpower, tikrai praeis daug laiko, tai nežinau. Bohemija improvina, reiškia jinai friendly. Ok. Ką aš dar galėčiau daryti? Ką aš dar galėčiau claimint? Ką aš iš vis galiu... Kas yra gyvenimas? Come on. Lenkai, why do this? Man atrodo, man reikia eiti ir iš tikrųjų užokupuoti Daniją. Aš manau, kad tai yra geriausias dalykas, sprendimas, viskas.
Žodžiu, leidžiam truputuką pasitaisyti mano laivam. Tik truputuką. Daug neleidžiam. Dėl viso pikto paprašom Fleet Basing Rights už 0,8 dukato ir persiunčiam visus mano laivus į Klaipėdą. Ir Lenkija vėl bandys paimti. Šį kartą tikrai paims, aš esu tuo tikras. Bohemija, prašau. Jeigu nori padėti, prašom. Bet jie neturi military access iš Lenkijos. Na, ką padarysi? What you gonna do? Mes turim labai daug pinigų, man tai labai patinka. Temples in Constantinople, hell yes. 0,16 apsimoka bent jau? Nežinau. Klaipėda, yes. O, čia. Ir žinau, kad Konstantinopolis yra important center of trade, bet mes jau statom ten temple, tai reiks palaukti. Dispute succession, Brunswick. Kitų metų. 72. Bet tu nenori royal marriage, aš verkiu. Tu nenori royal marriage. Beveik duotų military access. Va, prašau. Improved relations. Štai mano laivai plaukia. Nenuskęs. Aš esu tikras, kad nenuskęs. Jie bus ten už 3 mėnesių, 4. Kryme. Rimtai. Fucking liars. Nėra čia jokio sukilimo. Štai Bizantija turi 5000 karių. Man tai patinka. Orthodox Zealots. Nes aš konvertinu 2 vienu metu. Kur taip yra? Kaip supratau, šičia ir ten. Reiktų mano karius ten atsiųst. Jau duotų mane. Jo. Man tik tiek iš tavęs reikėjo. Galiu tinkšti. Go away, foul demon. Ok. Vienas į Pinską, kitas į Vitebską. O šitas padalinam per pusę ir vienas į Pinską, kitas į Vitebską. Jep. Nice. Sumušiai? Jo, sumušė sukilėlius. Ačiū Lenkija. Ačiū labai tau. Išjungiam visus fortus. Ir mes uždirbam 10 dukatų. 10 dukats. Reikia cancelinto jau. Prancūzija improve relations. Spėkit, ką tai reiškia. Ogi, kad jie yra friendly. Taip. Nice. I like it, I love it. Aukso orda. Very spoopy. 175. Aš manau, man reikia pult Teodorą ir sušert viską Krymui. Bijau, kad jie gali pasidaryti truputį per dideli. Ir ten bus plus 25 toksai dalykėlis, kur tipo duoda 25 Liberty Desire, kad tipo over 100 development. Bet jeigu mes skaičiuotume, tai 16, 26, 37, Cam 6 ir kiek ten bebus. Man tiesiog gėda. Kiek aš sakiau? Žodžiu. Šitos provincijos yra jau vien šitos yra daugiau negu 30. Nežinau, ar noriu. Džordžia būtų labai gerai pasidaryti vasalų, nes jos turi tą nesąmonę plus 50 coring cost, kas yra bullshit. Ir jinai kaip tik galėčiau ją pasidaryti vasalų. Hei, Mr. Džordžia. Kodėl ne? Aš galėčiau ją pasidaryti vasalų, tiesa. Tai tiesiog pasidarom ją vasalų. Fuck yeah. Yeah, sure, pasidarys viskas. Puolu. Iškart po šito karo pulsiu tą. Aišku, po to aš susifeilinsiu ir Džordžia jau bus truputį per didelė, bet koks skirtumas. Lenkija integravo Varšavą, Mazoviją, ar kaip ten, koks ten jos vardas buvo.
Bet vis dar nepasidarė Varšavos savo sostinės. Žinau, kad yra eventas, decisionas tiksliau. Kur jinai gali tai padaryti ir nepasidarė. Oh, come on. Why you do this? Why you do this? Mes vis dar turim 0 manpower, bet tik tai 1000 in depth. Su laiku, su laiku. In time, we will do this. Ateis Teutonai, Ryga ir Gdanskas. Gdanskas. Ką Ryga pasikviestų? Nieko, okei. Ką Teutonai pasikviestų? Nieko, okei. Yeah. I feel good. I feel good about life. Brunswick. 7 metai. Ir nenorėtų kvailelis Royal Marriage. Bet jis mažiukas, kaip supratau. Nu, ką reiškia mažiukas? 4 provincijos. I mean... Nežinau. Tai ką, skelbiam karą? War it is then. Nu, dalinai skelbiam karą. Nes man dar reikia... Man dar reiktų nuvaryti visus savo karius. Pavyzdžiui, čia. Nors ne, aš nemeluosiu, aš noriu bent 5000 manpower prieš šitą karą. O aš dar esu į minusą. Tai, nežinau. Nelabai kažkaip norisi. Taip žiauriai nusivaryt. Serbija norėtų būti mano vasalas. Serbija su pilna korų. Oh, hell yes. Serbija, tu būsi mano naujas vasalas. Aš noriu per daug vasalų. Man reikia influence idėjas paimti, nes aš noriu Serbijos kaip vasalo, Džordžijos kaip vasalo. Norėjau Livonų kaip vasalo, noriu Novgorodo kaip vasalo, o taip. Nu, bet turiu omeny Serbiją. Come on. Jinai turi tiek korų. Opi. Iš vien tai paimti mums kainuotų visą daug labai admin points, užkorint viską, jo. Serbija, tu būsi mano vasalas, nori to ar nenori. Ar diplomatiškai, ar karu. Žinok, man nesvarbu. Haha. Ok, Liberty Desire Byzantium krenta. Net ir su to plus kem 5%, viskas ok. I mean, aš manau, man reiktų... Čia gali dar 5 kariai būt. 5. Nusiųsiu čia karius. Nusiųsiu 2-3. Turėtų būt 0 unrest, visiškas, taip. Ir dabar tiesiog palauksim 5 mėnesius, kad nusivarytų šitie 50% ir pradėsim kitą conversion. Volkinija. Ne? O taip. Jo. Taip ir darysim. Bet tai jau darysim kitą dalį, kitoje dalyje, kitojame epizode. Koks skirtumas? Kas čia įvyko? Kodėl staiga vien per daug žmonių? Nežinau, nesvarbu. Jo, tai darysim kitoje daly, tai iki pasimatymo.